Lietuvo viceprezidentas. Dabar taip. Šitas daiktas gali būti paleistas. Pati galimybių studija yra didelės apimties dokumentas apie 10 cm storio. Mes esame parengę santrauką paties projekto. Kad suvokti projekto apimtis, tai galiu pasakyti, maždaug investicijų apimtis per sekančius 4 metus planuojama į komunalinio atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektorių siekia apie arti 600 milijonų litų. Pagrindinis tikslas šio projekto yra pradėti vis dėlto tvarkyti atliekas taip, kad jos minimaliai keltų įtaką, darytų įtaką aplinkai ir keltų nepatogumus gyventojams. Visi tie reikalavimai, kuriuos jūs puikiai matyt žinote ir nekartą esate diskutavę apie tai, kadangi jūsų savivaldybės teritorijoje yra Kazokiškių sąvartynas, tai manau, kad tie reikalavimai jums tikrai yra žinomi. Šitas pristatymas, kurį aš jums pristatysiu, jis yra pakankamai didelis, bet kaip suprantu, taryba jau dirba ne 1 valandą ir galbūt esate šiek tiek pavargę. Jau 7 valandą. Jau 7 valandą, tai iki darbo pabaigos 1 valanda liko. Ne, padarykim taip. Esmė šiuo atveju yra kokia, aš pabandysiu akcentuoti pagrindinius aspektus projekto. Yra padaryta projekto prezentacija, kurią aš atsiųsčiau tarybos sekretoriatui, visi galėtumėt naudoti, kad suprasti pagrindinius principus, esmę, reikalavimus, siūlomus sprendinius, investicijų apimtis ir taip toliau. Kadangi vis tiek jums reikės aiškinti su gyventojais, ką savivaldybė jūsų, ką Vilniaus apskritis turi daryti. Toliau yra projekto santrauka, 10 puslapį pagrindiniai skaičiai, atliekų kiekiai, esami būsimi atliekų tvarkymo scenarijai, atliekų tvarkymas pagal skirtingas technologijas, investicijos, poveikis tarifui ir kiti tokie esminiai dalykai, tai yra santrauka, pagrindiniai skaičiai. Ir kitas dalykas yra pati galimybių studija, kuri yra padaryta elektroniniam formate. Ta galimybių studija visoms savivaldybėm yra išdalinta kompaktiniuose diskuose. Ten yra išsami informacija apie visą situaciją ir perspektyvą. Ten, kas norėtų, galėtų jau susipažinti detaliai. Tai, kaip ir minėjau, aš tada pabandysiu pagrindinius aspektus pereiti labai greitai per galimybių studiją ir sprendinius. Jeigu jūs turėsit klausimų, aš pasistengsiu ilgai laiko neužimdamas jūsų paaiškinti. Ir jeigu pritarėt šitiems sprendiniam, o dovanokit, nelabai yra kito pasirinkimo, čia situacija yra tokia, kad iš principo pinigus reikia imti, kadangi tie garsieji 450 milijonų, kuriuos aplinkos ministerija keletą metų laikė ir nedavė jiem eigos, šiuo metu yra pajudėję. Mes su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro galimybių studiją esame parengę, esame pateikę paraišką aplinkos ministerijai ir aplinkos projektų valdymo agentūrai. Tai ko reikia, kad prasidėtų tas formalus projekto įgyvendinimas, reikia pritarimo regiono plėtros tarybos, kur jūsų atstovai tenai taipogi posėdžiauja ir reikia jūsų tarybos įgaliojimo, kad tas sprendimas būtų priimtas. Dabar apie pačią sistemą siūloma ir kas joje siūloma. Pirmas dalykas, tai ta atliekų tvarkymo sistema, jos negalima vadinti europietiška, kad jį tik tai europinius standartus taiko, kadangi tie reikalavimai atliekų tvarkymui Lietuvoje dažnai yra netgi griežtesni negu kad pačioj Europos Sąjungos. Tarkime, Europos Sąjunga planuoja atliekų perdirbimo pasiekti 50% atliekų perdirbimo apie 20 metus. Lietuvos strateginiam atliekų tvarkymo plane atliekų perdirbimo intensyvumas 50% yra numatomas
jau kad 13 metais mes tai turėtumėm pasiekti. Tai šiuo atveju Lietuvoje daug kas yra daroma truputį greičiau negu likusiai Europoje. Bet esmė yra ta, kad yra visa eilė atliekų tvarkymo reikalavimų ir šito projekto tikslas yra įgyvendinti, pasinaudojant galimybėmis, kurias suteikia ES sanglaudos fondas, kofinansavimas įgyvendinti tuos reikalavimus. Projektas yra skirtas Vilniaus regionui. Tai ne pirmasis projektas, kuris įgyvendinamas komunalinio atliekų tvarkymo srityje, ir jis apima visą regioną, 8 savivaldybės, bendras gyventojų skaičius yra apie 850 000, tai yra didžiausias regionas Lietuvoje ir pagal atliekų kiekį susidarančių yra pats didžiausias. Šiuo metu komunalinio atliekų kiekis susidarantis Vilniaus regione